taigi ką, susitikom su Zyzu, padarėm treniruotę nugaros, ištaškėm kaip turi būti, piramidės principą, tad būtinai žiūrėkit šį video, pamatysit, kuris iš mūsų stipresnis. Nors... Tai va, žiūrėkit šį video, visiems linkiu gero praleisti laiko ir nepamirškit prenumeruoti, užeiti į Zyzo kanalą, kurį rasite aprašyme. Tikrai kuria įdomius žmogus video, buvo malonus tiems. Ir mes ten ką darom? Bica. Kitas video, būtinai video prašymą pasižiūrėkit. Ir sekit Zyzą ir mane ir žinoma gero žiūrėjimo daugai. Kaip apšilimą darai? Apšilimą tai aš paprastai apšiliu, prakas viską ir panašiai. Šiaip ten takelio darai, bet žinai, ant takelio pačiu. Klausyk, Remigijau, tu pats, tavo, sakykime, visas backgroundas yra turnikai, ne? Tu iš ten atėjęs, street workoutas. Tai čia iš viso 2012 metais jau atsirado. Tau pačiam kiek dabar? 27. 27 metai, o prieš kiek metų? Pradėjau, Aha. 8 metų. Bet aš pradžių 8 metų iš viso eidavau šiaip tik ten turniką sportuodavau ir panašiai savo norų, žinai, nes mano dėdė sportavo, žinai, nuo mažens. Ir man buvo įdomu įstebėti, kaip jis sportuoja, žinai, aš eidavau irgi kartu. Bet ką ten, žinai, nebūdavo nei jokių triukų, nieko. Būdavo pagrindę prisitraukimai, lygiagretė, žinai. Ir ten visokie vilkeliai, meškutės tokie. O paskui... Vilkeliai, meškutės? The fuck is this? Kas tai? Davai parodyk vilkelį. A, tai šitą žinau, čia vilkelis vadinasi? Jo. Kiek tokių gali padaryti? Iš eilės? Kol galva apsisuks. Lengva kitaip. Nu 20-30? 20 padaryčiau. Drąsiai, ne? Drąsiai, kol galva apsisuks. Aš pamenu, žinok, aš mokykloje, kada reikėjo daryti pristraukimus, nu aš matai, aš ir iki šiol liesas esu, nu kaip ir tu, tavo labai panašiai kūno sudėtis kaip ir mano. Tai visą pristraukimų daugiausia darydavau iš visų, visi, žinai, nervuodavosi ir aš galėdavau tą vilkelį padaryti. Visi tipo, ble, tipo kaip? Aš sakau, oba, sakau, čia presas, visa kita. Realiai aš nesivaizduodavau kaip, mane tėvas išmokė. Tėvas sako, ble, reikia padaryti, bet tai mes susikalbėjome, sako, reikia padaryti padjoms per vairuotoją. Kas tai? Parodė. Gerai, pasitreniravau, moku, 1, 2, 3. Peizė mokykloje, visi žiūri klasėje, aš per normatyvą hop tą padarau. Savo, žinai, kietas. Pas mane mokyklai būdavo irgi, kai tie atsiskaitimai, žinai, būna ta prasme, taip, reikia taip, padaryti 10 pristraukimų. Tai aš mokyklai padarydavau 38, kai 12 klasiai. Tai kūno kultūros mokytojas sako, taip po tokiam Vitalijui, sako, eik padaryk pristraukimų. Ir tas net vieną nesugeba, 12. Ne, visiškai ne. Liesas bachūras ir nepadaro nei vieno pristraukimo, o 12 klasiai. Mano mokytojas sako, eik šitam nevykėliui parodyk, ką reikia daryti pristraukimą. Pala, vilkelis, o kita kaip sakei? Meška. Meška, davai meška. Bet čia tu pats sugalvoji, ar tipo... Ne, iš senų. Tai yra meška. Tai jau biškai lankstumo reikia. Klausyk, ką su prisitraukimais, kiek esi maksimum padaręs? Kai LNK laidoj buvau 42. Čia kakadų penktadienis, kai buvo. Tada buvo mano rekordas, jo tada nesruošiausi tai laidai, tai 42 buvo. Kaip ruošiais? Pristraukimus darydavau iš viso. Pristraukimai tai yra ta bazė, kur tipo hebra labai nori, bet tipo, aš tipo iš prigimties genetika man neleidžia pristraukinti. Čia ne genetika, čia ta prasme sunkus darbas yra, pavyzdžiui, kaip ir talentas sudalyvauja tie visi, tai man čia yra, pavyzdžiui, atvirai, čia nėra talentas, čia yra sunkus įdirbis tiesiog. Nes, nu, pavyzdžiui, aš treniruodavausi, kai tik pradėjau sportuoti, pirmą kartą padariau vos 5. 5 pristraukimus ir tai ten mano ranka viena žiauriai atsiliko, nes viena buvo žymiai stipresnė, aš labai, nu, ta prasme, netolygiai dariau. Ir pradėjau kiekvieną dieną maždaug po 4-5 valandas sportuodavau, nu, ta prasme, gal ir degindavau raumenį ir panašiai, bet man tas nedaėjo. 5 valandas? Jo, kiekvieną dieną varydom. Buvau ryškus gyvenimas, kūdas, ryškus baisiai, bet hebra susirenka visi, mes, ta prasme, nebe sustojimą varydom, bet normaliai, ta prasme, pasportuojam, pailsim, pašnekam. 50 nedarydavot? Ne. Taip pat turnių, kad žiūrėt 50. Taip pat būdavo saliukai, hebra darydavo alutį ir žiūrėdavo, kai mes sportuojam. Nesimuždavot? Ne. O patrūktumėt ar gautumėt? Ne, nuo ko? Nuo tų, kurie geria. Turbūt mūsų daugiau būdavo. Kiek jau, ne, uždusintumėt? Ne, tai šiek tiek, ką žinau, ta prasme, pradėdavau, aš treniravau piramidės principu. Padarai vieną, tada padarai 2. Ir ta prasme taip kyli, kiek tu gali, kol jau nedasitrauki iki pat viršaus, o paskui atgal jau eidavau bicepsų. Ta prasme, su tokiu... Jo, mes galim šiandien pabandyti, jeigu nori. Davai, davai, varyk. Ta prasme, aš padarau vieną, tada eini iš kartu. Tai turim varyti mums, kol kažkuris ant pačio galo pasiduoda. Ok, gerai. Aukščiau vadimai, aukščiau.
Iki kur va darai? Nu matai, aš kada raumenį pradirbu, tai aš žinok darau, nu, kol aš jaučiu, tai sakykim, iki čia maksimum. Aš traukiuosi iki krūtinės beveik. Čia street workout ir taip skaičiuoja. Ta prasme labai nugara gerai įsidirba. Pas mane Iki čia darai. Kuo aukščiau, nes jinai, žinai, daugiau susitraukia raumų. Bet bent jau link smakro, tai tikrai reikia Nu davai, aukščiau iki smakro skaičiuoja. Tau su barzda, kad smakras reiktų aukščiau. Tai aš dėl to ir auginu. Iki pilno. Tarkim, salė ir street workoutas žiauriai skiriasi. Aš pradėjau eiti į salę, iš karto mano visi pratimai krito baisiai. Nes svoris priaugo, ne? Ir ta prasme, nu, labai man salė pati asmeniškai yra žiauriai medinis sportas. Tuos kelnoji, hantelis, panašiai, aš, pavyzdžiui, aš dėl ko mečiau street workoutą dėl nugaros. Nes man išėjo nugaros lanksteliai. Vis daug du kaulai, čia yra mėsa. Ir aš ant tiek sutriniau per tos triukus skraidydamas, kad man spaudžia. Ir man baisus skausmas eina į koją, per visą koją. Tai jau tą bairį žinau, ką tai reiškia. Man ir iki dabar čia skauda ir toj vietoj, žinai, traukia iš nugaros pačios. Tai dėl to mečiau street workoutą, bet kažkaip vis tiek mano aistra, aš būna padarau dar panašiai, žinai, aš kažkaip, o pas draugus į salę nueinu, jie turi gimnastinę salę, grinai. Tai atrodo, kad kitam dangui mano aistra, grinai, žinai, norisi sportuoti ir panašiai. O toj salė ateina, nu taip, tos metalus kelnoja kažkaip nuobodžiai. Dėl formų, žinai, kad palaikyti. 5 dabar. 5. Ne karštą vasarą su termomaikutė to. Ne, Aš žinau, esu gerai. taškiausiai peršlapas būna. Aš nemėgstu šitų ragatkių, nežinau kodėl, man nepatinka. Aš kaip tik jaučiuosi laisviau, atsipalaidavęs. Klausyk, tavęs tai spaudžia. visada tave pizdavoju dėl kojų. Nedarai dėl to, kad suspausta nugara? Aš darau kojas dabar dar kaip. Neauga? Auga normaliai, bet ta prasme, pažiūrėk, koks mano ūgis, žinai, ilgas raumuo vis tiek. Ir čia pizdavoju dėl to, todėl, nes kaip aš gimnastiką variau, žinai, taigi kojų ten nedarai, ta prasme. Ir padarė kažkas su photoshopino nuotrauką, žinai, ta prasme, mano koja dar labiau sukūno, ranką išplėtė ir debilam visiems limpa. Ir man atrodo dar, kad aš ir užvaryčiau tokias kojas, iki šiol man mėtytų tą nuotrauką ir liptų. O blauzda tai va mano. Ta prasme, nėra labai jau baisiai kūda, žinai. Bet vėlgi yra tas tave raumuo. ilgas kaulas šitas labai. Pats, žinai. Bet vis vien sutinki, kad kuo daugiau bet kokios reakcijos, tuo geriau. Faktas, tai. Tai kaip Rich Piana, tas, kur aš sakau, man jis vienas įdomiausių buvo iš užsienio, pasakė, kas jį padarė populiarų, heiteriai. Ką tokie? Rich Piana, jeigu žinai tokį. Jo. Aišku, kad žinau, blemba. Rip. No. Davai, 6. Labai norėjau pamatyti Litexpo, bet nespėjau. O šiaip kareivukų padarai, kad nors bandai, žinai, kas yra kareivėlis? Tas? Jo, su dviem rankom. Niekada negalėjau. Pas mane jau tas būtent momentas, Bet ta niekada. prasme švarių 10 pristraukimų lengvai padarai, taip? Mano rekordas 3, O? 3-6. Jeigu užtenka 10 pristraukimų normalių, kad padarytum kareivį. Technikos, aš manau, kad klausimas. Technika yra labai paprasta. Tiesiog nereikia trauktis va ištiesiai tiesiog, žinai. O turi būti toks swingas vadinamas. Swingas, aha. Jo. Biški po tai vaini ir kaip atgal eini, visa jėga traukės ir prie krūtinės turi prisitraukti. Ir tada staigiai vienu metu meti rankas. Važiuoju, parodžiu. Swingas toks eina. Ir viskas. Ir siaurai eini. Ne, gali ir plačiai kaip nori, ir siaurai kaip nori. Gali ir taip ir Jo, taip. bet ta prasme turi visą sprogstamą jėgą duoti vienu metu. Tai tiek. 7? 7. Šiaip kokia mėgstamiausia tavo raumenų grupė šiaip sportuoti? Bicepsas? Nemėgstu. Labai greitai užsipumpuoja. Mėgstu sunkesnius pratimus pačius. Stumt labai štangą mėgstu. Taupt traukt labai nemėgstu nuo žemės, bet stumt labai mėgstu. Šis netraukia. Šitą, jeigu daryčiau trauką, tai sutrauktų visas kojas turbūt. Technikos klausimas, aš buvau irgi su gerais žmonėmis, su specialistais pasikonsultavęs, išmokė, okei. Bet nu ten technika turi būti tiesiog 100% ideali, nes čia jau vienas netgi traukia, iš šono pasižiūrėjai, gali taip kalt, kad... Ir vadinasi, žinai, deadliftas pats, Jo, žinai. čia ne veltui, čia ne vaikų pratimas. Man tai iš tos nugaros, sakau, baisiai, nes tarkim, aš kojų tiesimą darau, iš iki pusės darau, žinai, kažkada įdėjau video, kaip darau ir, žinai, ten pradėjo, O tu jauti? sako, išties pirmai, baisiai. Ta prasme, šitą koją va galiu ištiesti, o šitą va mano maksas. Man reikia kažką daryti, tau pizė bus.
Tai ko aš neėjau ir į masažuose, jau mano draugas pats, taip, tas kardiologas, žinai, ne kardiologas, fizioterapeutas. Aš kabėjau žemyn galvą mėnesį laiko ir išsitempė. Pats stuburas? Aha. Aš ant turniko bandžiau kabėti, bet man atrodo, kad mane lyg elektrą purtė. Turnikas ne tas, mane kabino už batų. Nes čia tada čia labiau tempimas, o už batų tada grinai visas kūnas ir pamažu. Pradėjau nuo 5 iki 20 minučių per dieną. Va taip nuėmė viską. O kas tau buvo? Irgi su nugara kažkas tam? Jo, aš traukiau tą ir man šovė, aš netgi paleidau 2 mėnesius, o taip vaikščiau, mėnesį prieš tai gulėjau, negalėjau atsikelti. Aš tai skraidžiau tą saulės tokias dariau, man saltus visus ant turniko ir man taip sustrynė tas stuburas. Vieną dieną tiesiog atėjau ant turniko, šokau, užsikabinau ir atrodo kaip kokį, nežinau, elektros voltai kaltų per nugarą, bum. Viskas, nieko negaliu, net pristrukimų. Nuėjau pas daktarį, sako, vaikelis, sako, tavo stuburas kaip 50-mečio vyro, sako, ką tu su juo darytin. Ir daktarys šis sako, daugiau pamirš sportą visam gyvenimui. Visiems taip sako. Pradėjau sportuoti, man kaip tik palengvėjo. Vat būtent. 9? Jo. Bicą jauti? Po biškį jau jo. Pristraukimus stiprus. Nu, matai, aš lengvas, mano dabar svoris 7,5 gal. Aš lengvas, aš buvau nuvaręs iki 9,2, čia visiškai ne mano svoris. 10 žingsnių ir aš kročiu prakaituotas kaip paršas. Valgiau 8 kartus. Nu, blemba, žinok, nu. Bet žinok, pristraukimai nėra svorio principas reikalas. Kaip visi galvoja, kad kuo tu lengvesnis, tuo lengviau. Pažįstu žmonių, kurie sveria 110 ir padaro po 40. Čia tu savo kūną išdirbi. 40. Gediminas Kumskis yra gimnastas, žinai, gal dabar jis dalyvauja varžybose fitnese. Nežinau, per porą metų taip įsipūtė žmogus, nu, kojos tokios, ten pečiai viską, nežinau, ką jis ten valgė. Bet jisai ir daro tos triukus visus sunkiausius, ten, kur ant rankų stovi atsispaudimus su savo svoriu. Aš sveria kažkur gal 110, kažkas panašaus. Reikės įkaldinti. Nu, baig. Davai, 10. Jau sunkiau. Dar vienas, davai. Senstu. Varai. Op, augas, dar vieną. Davai. Yra. Nu ką, po 11 dar nusisausi. Gal. Ir matai, paskui aš padarom pradžiai taip, o paskui einam atgal bicepsui. Bet nuo didelio skaičiaus, iki kiek dainam, nuo tiek turim atgal pareiti. Aš nejaučiu. Čia bicepsų. Nu, taip darant. Ne, tai taip nejauti? Nu taip. Aš darau siaurai ir traukiu kojų aukščiau. Prie krūtinės. Tada jaučiasi normaliai. Bet pašiai pas mane bicepsas irgi stiprusis raumo iš tų. Nelabai aš jau užpompuoju. Nebent Arnoldo darau tą. Nes aš irgi, matai, pas mane ryškus jisai. Visai forma gera, yra kinkas. Pats tas obuolys, jo. Nieko, kojas noriu tik pramušti. Vis tiek pramušiu kažkada. Kaip sakant, jeigu turi tikslą, pasieksi, jeigu jo sieksi. Taip ar taip. Man jos auga, žinai, bet lėtai. Pabiškai progresuoja, bet svarbu, žinai, darau kažką. Nesėdžiu prie komentarų, nekomentuoju kitiems žmonėms, žinai, ką daryti. Tai kas žmogus? Reikia, ble. Na ką, bando 11. Davai, 11. Davai, 6. 7. 8. Давай, dar 3. Давай, dar 2. Давай. Давай. Dar 1. Ai, tu savo. Dabar tai jaučiu, kad užpampau. Gali paliest petį? Daug ir dar jo. Sustok svarbu, nesustok. Padarysi tada, op, nesustok. O, lengvai. Traukis. Op. Nu, va. Svarbiausia yra nesustok. Kultūrų. Nu.
Tai svarbiausia, jeigu sustoji, viskas būna. Būna žlopa. Man per varžybas, pavyzdžiui, aš dipus varydavau, tai nuo kažkur 80 tai sustodavau. Darant šituos, labiau krūtinę ar tricą jauti? Ant lygiagrečių? Aha. Krūtinė. Tricą, jeigu darau ant to aparatėlio, žinai, kur taip stumt? Blemba kaip skirtinga, aš apšie krūtinės nejaučiu. Ne? Tik tai tricas. Eisim, pabandysim, porą parodysiu, pasižiūrėsim, ar nepavyks. Žinau, ten į priekį galima pasirinkti arba tipo tiesiu. Aš tai kaip taip pasiemu, kai kiti daro kažkaip, vos neištiesia rankų. Aš įsitęsiu visai pilnai, tada biškai kojas atmetu ir tada vien tik tais man krūtinė visą dirba. Gerai, tada jaučiu patį plėšimą visą. Kokia paties svoris dabar? 8-8 dabar. 8-8 sveri? Ja. Tai tu sunkus? Nu, tai pažiūrėk, aš 1,95. Eik tu, 1,95. Nu. Tai po toks skirtumas 1,82. Blet, tai photoshopinai, tai čia biškai skaičių. Ir kaip šidėjai? Aišku. Tik yra video, kaip krauna. Mano kaimynas buvo Mantas Kalnietis. Priešais duris, žaisdavom vaikystėj kašį. Pasuksim? Man, tai atvarygai. Kur esi dabar yra? Su žmona kažkur gyvena, nežinau. Dabar gyvena tik tai jo brolis. Aš turiu minėti, kad Lietuvoje jisai. Nes aš su krepšiniu beveik nieko. Nežinau, aš dabar su nebendrauju. Mes vaikystėj, kai būdom ir tai mes žaisdavom pagrinde futbolą, vieną lietkę, viens kitam spardavo gol. Jisai vyresnis už tave? Jo. 3 metais, man atrodo, 4. Muždavotės? Ne. Jo brolis tik iš šiol gyvena, o brolis dar žydi didesnis, 2,10 m ten vos ne. Ten Julius, tai šis ten ilgas. O ką, bandysim? Davai, turbūt tai paskutinis. Manau, tai tikrai. Septyni. 8. Davai. 9. Davai. 10. Dar daug. Ir laimė. Bet žinok, matau laikus. Krenta laikai. Tau turkė, o paskutiniai su kojom įsispiri. Kaip tik motyvacinį metų. Po kibom supratau, kad... Gerai, kad kebra neužgaidintų tavo... Arai, nesusto. Davai. Iki pat galo. Nesusilieka rankos. Viso, va. Gerai, šaunuolis. Bet šiaip stiprus ant pristraukimo. Tie, kurie nedirba grinai ties tom, tai labai gerai. Tai tiek padaryti. Čia skaitosi, 30 kažką padarytum, jeigu iki 10 piramidę daini. Nes paskaičiuojant iki 10, jeigu daini, gaunas 55 pristraukimai. 55? 55, nuo 1 iki 10. Aš kada norėjau pramušti, aš ir savo klientams tą patį darydavau. Sakau, ateinat kiekvieną treniruotę, kada ateinat į sporto salę, reikia padaryti 50 pristraukimų. Jeigu reikės 49 setų, tai 49 priėjimai po vieną ir taip toliau. Tai ten pradeda jie nuo 10, po iki 5, pavyzdžiui, per 3, po 2 kartus, žinai, padaro. Aš irgi tą patį dariau gal porą metų. Nu, bet aš vis vien mokėdavau, bet po to ir nuėjau iki 33 ar 36, dabar net nepamenu. Bet čia labai senai buvo. Manęs daug jaunimas, man vos ne kiekvieną dieną rašo, kaip pramušti pristraukimus ir panašiai, žinai. Tai sakau, va, piramidė geriausia, arba aš darydavau, jeigu šis būna žmogus nei vieno nepadaro, ten lygiagrečiu. Ateinu lygiagrečiu, tiesiog kojas padedu ant žemės ir traukiuosi iš rankų tik tai, žinai. Tada raumuo pripranta. Iš apačios turi minėti? Jo, aš taip treniravau vienos rankos pristraukimą. Nes aš su viena ranka žiauriai norėjau pristraukti, tai su viena treniravau ir petys tiesiog įpranta, žinai, prie to dalyko. Ir 7 padariau. Su Vadimu darom konkursą. Vadimas padovanos papildų 3 žmonėm už 100 eurų. Sąlygos labai paprastos, ką reiktų padaryti? Reikia pafollowinti mane, jeigu dar to nedarot su Remigijum, būtinai jo Instagramą pafollowinti, mano Instagramą pafollowinti ir po 2 savaičių paskelbsim nugalėtoją ir dalyvaukit, sportuokit. Laimėkit ir progresuokit. Jo, cool, davai, duok 5.